O dabar kalbės žaliųjų atstovas iš Vilniaus Vitalijus Balkus. Prašau. Sveiki visi susirinkę. Malonu matyti, kad ir saulė kepinant, visi draugiškai stovim už savo žemę, stovim dėl savo švarios gamtos. Lyjo lietus, buvom Kudirkos aikštėje, kepina saulė, stovim prie Seimo. Esu Valstiečių žaliųjų sąjungos Vilniaus skyriaus narys ir kalbėsiu, kaip nekeista, iš tikrųjų ne apie aplinkosaugą. Iki manęs jau daug žmonių pasakė, kad technologija yra pavojinga. Tai yra naudojam tas, kas bandoma naudoti dabar, tai yra nuodas, kuris yra pumpuojamas į žemę. Ta pati technologija, kuri pražudžiusi šimtus tūkstančių hektarų, aš dabar jau nesumeluosiu, žemių, net toj pačioje Amerikoje. Toj pačioje Amerikoje vyko didžiuliai protestai. Yra valstijos, kur buvo sustabdyti šie projektai. Bet aš kalbėsiu ne apie tai. Aš kalbėsiu apie tai, kad mes, jeigu atsiginsim skalūnų, o aš tikiu, kad mes atsiginsim skalūnų gavybos bent jau šitą technologiją, bet mes nuolatos būsim priversti susidurti su panašiom problemam. Dėl ko? Į trečio pasaulio valstybės, ir dėja mes kol kas iš to statuso niekaip neišlipam, didelės transnacionalinės korporacijos visuomet veržiasi. Kodėl veržiasi? Nes jiem tokiai valstybei pakanka nusipirkti kelis politikus ir jų projektai būna prastumiami. Mūsų didžioji problema yra ta, kad mes neturim jokių saugiklių, kad tokie projektai neateitų. Mes turim pavyzdį. Visagino atominė. Referendumas laimėtas tąją prasme, kad šito monstro neturėtų būti. Bet po šiai dienai dar yra tie, kurie stumia šitą projektą. Dabar stumiamas skalūnų projektas. Bus laikas, ko gero atsiras norinčių pervežti Lietuvą kenksmingą pramonę. Tai gali atsitikti. Ką mes turim daryti? Visų pirma, mes turim remtis Orhuso konvencija, kuri yra Lietuvos ratifikuota, ir vietos bendruomenės privalo vietos bendruomenės priešintis šitam projektam, reikalauti suderinimo, bet tai yra dar ne esmė. Esmė yra tame, kad valstybėje, kurioje parlamentaras nėra kontroliuojamas rinkėjų, valstybėje, kurioje nėra įteisinti vietos referendumai, privalomi vietos referendumai, valstybėje, kurioje nėra tiesioginės demokratijos elementų, visą laik pavojus šitas bus. Reikia žinoti, kad Seimo narys, kuris 2 ar daugiau kadencijas sėdi šitam pastate, jis apaugęs korupciniais ryšiais, kaip žuvis žvinais. Ir jeigu jis žino, kad jis ypač einantis per partijas, jeigu jis žino, kad jo nieks iš to posto 4 metus neiškrapštys, jis gali daryti, ką nori. Ir todėl šiuo metu, tarp kitko, yra bandoma iškelt klausimą plačiau visuomenėje, be didžiųjų partijų palaiminimo, bet būtent visuomenėje, kad būtų keičiami iš esmės įstatymai, kad Seimo narys atstovautų tam tikros teritorijos, tam tikro rajono, tam tikro miesto žmonės galėtų jį kontroliuoti. Jeigu jis parsidavęs balsuoja žmonėm nenaudinga linkme, tuomet jis turėtų būti atšauktas. Antras dalykas. Reikia pasisakyti už vietinių referendumų įteisinimą. Daugelį valstybių šitas dalykas egzistuoja. Vietinis referendumas, privalomoji apklausa. Tuomet bus daug lengviau sustabdyti ir daniškus kiaulynus, ir skalūnų gavybą, ir atominės aferos bandymą pastatyti ją. Ir visus kitus galimus pavojingus projektus. Todėl esmė yra tame, kad mes turim reikalauti ne tik projekto sustabdymo, kenksmingo projekto sustabdymo, bet ir plačių pilietinių teisių, tiesioginės demokratijos, o nesėdėti po politikais, kurie gali būti seniausiai nupirkti. Ačiū.